2024 vasario mėnesio pabaiga atvažiavau į sodybą su vienu tikslu – sutvarkyti vonios plytelių tarpus. Jau senokai čia nebuvau, taigi pradžiai tiesiog pasirūpinti židinuku, kad būtų šilta darbuotis. Labai faina, turėjau sausų malkų, pasiskaldžiau ir lengvai užsikūrė. Ta diena kartu Roberto nebuvo, jisai tuo metu statė namo sienas. Šitą video kuriu jau daugiau nei po 2 metų, tai jau net sunku atsiminti, kaip kas viskas tiksliai buvo. Dabar ir pačiai keista žiūrėti, ko net jau neatsimenu, kai kur susigraudinu. Ir bežiūrint į šitos senus kadrus, tiesiog pačiai sukyla šiokie tokie prisiminimai, kiek mes čia praleidom laiko ir kiek daug akimirkų tiesiog neįamžinau, o pasiliko atmintyje. Šitas pasakojimas nebus, kad gyvenom ilgai ir laimingai. Tiesiog buvo apsistoję trumpam laikui, iki kol apsistojom savuose tikruose namuose. Čia jau parodau galutinai, kaip atrodo plytelės su užglaistytais tarpukais. O aš jau sugrįžtu atgal į molinuką pavasario viduryje. Jis dabar toks apnerkštas. Aišku, tobulai nesusitvarkysiu, nes dar čia visko ir nebaigta. Bet manau, bus daug jaukiau ir gražiau. Vien tas grindis įsivalyti visus tos molius. Čia susitvarkyti dėl to, kad kaip ir norim dingti iš buto. Dar vis gyvenam bute. Kiek čia jau 1,5 metų. Ir dar kai ką nupirko molinukui. Tik rakto mašinos neberandu. O kur mašinos raktus galime rasti, ogi? Spinelėje. Kam aš tą mašiną užrakinau? O, lyg ir atsirakina. Nors dar tvarkos ir nėra. Bet jau perku tokius dalykiukus, taigi čia yra tualeto valiklis. Nu, tas šepetys. Ir reikia žiūrėti, derisis ar ne. Nu, bet manau, kad gali visai jo. Tai čia toks keramikinis. Nors mūsų tualetas ir visa vonė dar atrodo šitaip, kadangi dar tepsis antras iki. Nu, bet gal ir išvalysiu. Nežinau, kiek čia įsteps. Gal šitą pusę jau viskas. Tik ta liko. Nu, žodžiu, nežinau tiksliai, ką ten Robertas dar žada. Taigi va. Volia. Nu, gal iš kitos pusės, bet tai... Nu, visai tinka. Molius įsišlaviau. Va. O kaip visai. Iškart geriau. Dabar liko siurbti ir plauti. Ta nežinau, kur kitus daiktus dėti. Na ką, pusę grindų išploviau. Aš manau ir matos šiaip, kur plauta, kur neplauta. Ir visai galėtum dušinę vaikščio dabar. Ir grindys nebaigiau da plauti. O vonioj, nežinau, gal biškai pravalysiu, bet grinai neplausiu. Lyg ir minėjau, Robertas dar čia nebaigė. Bet kas yra, išalkau. Ir kaip gerai. Va, turiu savo pietus pasiruošus. Makaronai su krevetėm. Tiesiog orgaitai pasišildysiu. Taip atrodo mano pietus. Nu va, jau su kojinėm vaikštau. O vonė atrodė taip. O čia atrodo normalios grindis. O. Dar galvoju sykį tiesiog užmest škudurą ant šluotas ir praplaut dar sykį. Bet dabar einu prie langą, tai žiūrėsiu, kiek to laiko liks, nes dar norėčiau ir stalviršį susitvarkyti. Ir gal vonios irgi tas plyteles atplaut kažkaip. Ai, tiek to, prišiks, bet tai, va, kažkaip ir vaikščiot smagiau. Nu va, galiu pasidžiaugti. Grindis išsivaliau. Ir nežinau, ką su tais daiktais daryt, kai jau Robertas bus, tai nežinau, į namą gal nunešim, dabar net raktą neturiu. Ir vonios grindis, va, prasiploviau. Nors ir šiksis, bet ai, vis vaikščiu dabar. Nežinau, kada čia prieis Robertas. O, čia pasiliko nevalyta. Labas, sveikinasi turbūt po savaitės. Nuo gegužės 11 kažkaip apsistojo molinuke ir einu šiandien parsinešti
rūbus įsiplauti ir pasiimti keletą kitų daiktų ir dar prie to pačiai mesti kitą plovimą, nes skalbenkės ten nėra. Šaldytuvo irgi nėra, tai nepatogu, bet viskas tuoj pasikeis. Tai vat, kažkaip taip maišais. Skalbiniai išskalbti, biškį apsitvarkiau, šaldytuvą išsivaliau ir važiuoju atgal. Gegužės 18, perversmai toliau. Ane, jis pirsas prispar. Kai čia, Mikis? Kur čia? Gidė. Hai, no. Na tai apsuk. Nemeskit. O, Teklam. puikiai. Šaunuoliai vyrai. Už Viskas Lietuvą. normaliai. Čia savo pasiliekė. Tada. Bet kelioniai šiek tiek kliuvo. Ai, mūsų sofa va jau stovi ir visas šiukšlynas, kol tas susitvarkysim. Nu tai puikiai. Čia. Čia kaip buvo, se? O tai vietoj šitą neįmiau? Ne, per siaurą, man rods. Nebent tai iki čia, o tai. Arba Šonu. Nu šonu. Bet tai duris kaip. Ne, gerai, yra, va. Gerai, kai jos stumdomos, vėlia. Nu, nedaromas. Kas yra? Bet tai daromas būtų nekliuvo. O girdi prie durų spintą užkabinti kartu važinės. Ir plotis toks pat kaip durų. Nu. Galima ir taip. Vietoj užstatyta čia. Būti ekraną. Bet. Na čia tilpsta. Kaip čia buvo? Ir viską atvežė vienu vežimu. Eina savo. Liko paskutinis dalykas - šaldytuvas. Dar. Dėkui. Kaip čia mama užšildė visą, tai dabar visą atnešta. Na tai ką, savaitę laiką pabuvom be šaldytuvo ir paskalbimo mašinos. Tai skalbinis į butą veždavau, bet dabar skalbenkė dar nepajungta, kažko reikia. Ir taip, po truputį vis dar kraustausi, nes senai grįžau vėl iš butą, čia vėl kita diena. Tai pasirodo, daiktų turim daugiau nei aš tikėjausi, nes dar liko ką iškraustyti, turbūt dar koks porą gal važiavimus su mano mašina ir su mano krovimu, nes aš neperkraunu savo mašinas, kad matyčiau tik tiesiai ir daugiau nieko. Tai po truputį ir atsikraustysim čia. Ir aš labai tikiuosi, kad tik ne vien pavasaroti, o ir ilgiau. Iki kol įsikraustysim į savo tikruosius namus. O per tą laiką, manau, kažkiek pasistumėsim ir čia į priekį, nes kai gyveni vietoj, daugiau ir pasidaro. Ir plus, kas patinka, iškart išeini į lauką, tik atsikėlus, į šiltnamį nueini, kažkaip tai faina. Tai va, laukiu, kol vyras žolę nupjaus, bet tai gal takiukus pradarys. Žodžiu. Tai šitas video turbūt vėl išeis ilgai, kol jisai pasirodys ir mano šitos šnekos jau bus pasenusios. Tačiau, kai parduosim butą, šitas video bus paskelbtas. Tai vat, jeigu vis dar žiūrit ir galvojat, kas čia bus toliau, tai pardavėm butą. Nu, dabar nepardavėm, bet tai, kai žiūrėsit, bus parduota. Tikiuosi. Kad čia YouTube'ui kuri? Atsisveikinimo video su butu. Kodėl čia guli šis ekranas?
nes gal bus video YouTube'ai. Kas čia? Vasario 3. Baisu. 25 metai. Renkam paskutinius daiktus iš buto, kur pragyvenom. Šiek tiek laiko. Nu, tai yra 1,5 metų turbūt. Žiūrim, ką čia dar išmesti. Ir Robert sako, reikia striukę apžiūrėti, patikrinti kišenės, jeigu ką, mesiu laukas čia tas. Na, va toks suglamžyt išplauts. Savo, koks piriks. Ava, štukė 700 litų. Čia visas? Nebeverž litai senai nebėra. Ir eurais. 500. Wow. O taip atrodo mūsų butas, kai mes jį Vilė. tiesiog paliekame. O taip atrodo rozetė, jeigu nori trifazį pasidaryti, ne? Čia yra viena fazė, Aha. jungi, įkiši ir turi 3 fazės. Oi, kaip gerai. Na. Gali Zeimėrį pasirinkti trifazį. Ar šitą? Tai einam plačiau, parodysiu, kaip dabar atrodo. Keli daiktai belika mum. Tai čia kartu miegojom, valgėm, žiūrėjom televizorių. Buvo mūsų miegamasis ir svetainė. Negalim suvokti, kaip mes tokioje krušnoj pragyvenom 1,5 metų. Taip. Ir kažkaip per žiemą negrįžom čionais. Ne, negrįžom visiškai. Bet šiaip privalumų tai yra tikrai. Balkonas žiūri didelis. Gali belė kiek šiukšlių. Ir vaizdas labai geras, tiesiai į mokyklą. Nu, ir 100 metrų iki Norfos, XL Norfos. Čia minusas. Šiaip, kodėl? Nu, pliusas į minusas. Užsimanydavai kažko? Bet šiaip nelakstydavom baisiai pirkti kažko. Ne, nelakstydavom, alėjus reikia greitai, nes reikia po vieną lakstyti. Užsimanė mandarinų prieš 8. Gerai, nereikia prisipirkti pilną maišą. Nu, Pliusas. taip, nusipirki to, ką reikia dabar. Labai pliusas. Nu tai va taip va. Tas mūsų butelis. Ai, čia spinta buvom žiauriai lievą nusipirkę. Bet rūbai išsilaikė, bet šiaip tai tokia popierinė. Čia va tambūras, kur laikėm rūbelius. Ir mūsų vonė. Taletą va tik nusipirkom naują, buvo dar ir skalbimo mašiną. Turite ką pasireikšti? Tikrai ekonomiškas butas buvo. Tik 90 eurų šildymui. Kaip pabranga dujas 100 net mokėjom. Na, Šalčiausiom žiemom. bet čia kartu su virduliu. Taip, su viskus. Kadangi turėjom va tokį katilą, kuris šildė ir namus, ir vandenį, tai va taip pat išnaudojom dujas daug. Ir ne tik, neturėjom elektrinę virdulį, aš vis čia labai mažai turėjom elektrinio dalyko, ne? Taip, Roberts, žvengi iš mane, kokia buvo šeimininkė apsileidus, nes čia nesikė nevaliau, kai apsigyvenam, tik tai viršų valgydavau. Čia visada nuvalydavo švarų blizgą. Aš čia sakau. Čia nenaudodavau. Ir matos, kurią rankenėlę naudojam, tai tik tą. Čia buvo net šlikštų tvarkyti. Tikiuosi, naujas namas nebus šlikštų tvarkyti. Nu, malinu, ką nešlikštų tvarkyti. Tai Senus namus buvo irgi nešlikštų tvarkyti. gerai. Čia tiesiog krušna. Taip. Pažiūrėkit tą medinę lempą, nepasiliksit jos. Ne. Atsiminimai užtat bent gal tokie. Žiaurus, čia žiaurus gyvenimo etapas buvo. Vien dėl to priežastis buvo, kodėl, nes turėjom šunį. Ir buvo pigus butas. Ir pigus butas, bet pirmą vietą buvo šuo, nes tai būtumėm Šiauliuose vietos susiradę nuomotis, būtumėm geriau pasinuomavę, daug tvarkingesnį butą, bet su šuniu nieks nenori nuomoti. Ypač tuo tokiu dideliu. Taip, ypač tokiu dideliu ir, nu tiesiog iš karto atkrent. Šuniu pasakai turi, nieks nenuomos. Tai... Net nesivarginom ieškoti ir nusipirkom. Vis tiek, nes parduosim vis tiek už tą patį. Taip, ir šitas butas arti mūsų sodybos. Va, būtent, dar arti sodybos, tai labai gerai. Kaip laikina vieta, tai... O vis tiek mes čia laiką nieko neveikdavom, tiesiog miegodavom. Permiegi, Pavalgai. ir dingsti. Aha. Nieko čia daugiau. Tai molinuką pradžiai tvarkėm, o paskiau jau grįžom, pradėjom namą statyti. Čia net nauji vaikai negimė. Čia, sakau, nieko iš vis nedarydom. Tiesiog taip, atvarai, pamiegi ir dingsti. Tai... Bet ir džiaugiuosi, ką mes čia pagyvenom. Supratom, kad kokia čia šikna.
Sakau, iš gerų sąlygų perėjom į labai prastas, dabar į normalias sąlygas ir pereisim į labai labai fainas. Jo. Patiko ir molinukė visai pagyventi. Vis dar gyvena? Na gerai, vis dar gyvena. Kažkur gyventi tai reikia. Na, reikia. Ir turėjom didelį pliusą, tai aikštelė visą laiką būdavo vietos, kur mum pasistatyti ją. Ir ten vat Norfa, tai vat naidavom čia to takučiu tokiu. Oi, va čia takutis toks būdavo išmins ir į Norfikė. Ir tokį turėjom rūsį, kuriame turėjom kambariuką savo nuosavą. Na, čia jau skaitos išvalėm, paliksim tas kelias kėdas į tą padėklą. O kai atvažiavom, tai buvo baisu, čia viskas buvo perkrauta. Kažkur dar video yra, neatsimenu, gal Roberts dalinosi, gal aš. Nu, kaip tvarkėm čia jį, tai buvo daug daugiau čia visko prigrūsta. Tai, sakau, mes labai dideli šaunuoliai, kad paliekam labai mažai čia visko. Ir tokia lemputė. Ir nesenai pakeitė naują vamzdį. Labą dieną. Labą dieną. Turime rūsį ir parodysime, ką jame turime. Daugiausiai čia yra ne mūsų daiktų. Gal kam ventiliatorių reikia? Visi ne mūsų daiktai. O šitą tai iš vis nežinau. Kodėl Rusijai žmonės šitą paliko? Gal kas pasigėdot? Nuo kapo. Vyksta darbas toliau. Vietos po truputį atsiranda vis daugiau. Prašyčiau ne tik Instagram'inti, o neštuką viską. Aš moteris, ne vyras. Vis tiek neškite. Ir nemažai bus malkų. Pasirodo, priekaba per maža, tai vešim rytoj kitą sykį. Na va, kaip ir išvalyta. Bet į vieną priekabą viskas netilps, tai visa mediena keliaus rytoj. Tai va taip vat atrodo dabar. O čia vat yra turto visokie. Kas matosi. Slovikų žiauliai tų 3 litrų daug buvo. Na taip. Nu, dar biškį metalo. Nu, vat, tokia kruvikė. Parvažiuojam iš notarės. Šiandien vasario 26. Pardavėm butą už tą patį, ką jį pirkom. Ir dar reikėjo pasirašyti dėl vaiko, kad nepažeidžiam jo teisių, kad turi kur gyventi. Ir nereikėjo važiuoti ten į tą, kur vaikų ten tas skyrius kažkoks pildyto, viskas buvo pas notarę. O man visai, žiūriu, gerai sekasi gyventi molinuke. Pražiemojom visą žiemą, jau galim sakyti, nes 2 dienos ir pavasaris. O rimtai taip greitai? Pasirodo. Jau pavasaris? Jau. Kosmosas. Ir nusimato, kad už kelių mėnesių gyvensim ir prie Šiaulių. Aš tikiuosi. Aš irgi. Tavo žodžiai bus man jausi ir Robertas pradės daugiau darbuotis. Labai gerai. Nu tai ką, pragyvenom 2 metus ir ate butukai. Kita diena iš statybų, ką tik susiskambinėjau, dujas, elektrą, rinkliavą ir vanduo. Ir dujas ir rinkliava labai viskas sklandžiai, labai maloniai. Elektra teko pačiai savitarnui, tai dar ne viskas baigta, nes dar suderinimą aktą reiks pasirašyti, o vat su vandenais tai atsiliepia tokia labai nemaloni moteris, kažkokia pavargus. Ir lyg ir sutarėm kažkaip, tai davė numerį ir dabar savininkas turės naujas tiesiog paskambinti ir susitarti, kad jau rodmenys bus ant jo vardo. Tai kad ir pardavėm butą, skubinos greičiau su visais tais mokesčiais savo nusirašyti. Ir tiesiog taip, niekas nemato, kad registrų centre yra naujas savininkas. Reikia ir patiems pasistengti ir susitvarkyti su mokesčiais. Po pusės metų jau savuose namuose. Ačiū, kad žiūrėjot. Su tom visom rinkliavom tai viskas
paėjo normaliai, greitai susipildė, nebuvo tokių nuotykių, kai pardavėm butą tą namą. Su elektra, tai savininkė buvo labai faina naujoji, nebuvo jokių tokių bjaurių niuansų, viskas labai sklandžiai, greitai pardavėm, viską ten pati gražiai susipildė. Ir jokių tokių kabliukų neišlindo. Tai tokias gyvenimo tos permainos, butas buvo išties baisus, bet gyvenom šiltai, šildėm ir kaimynus gerokai, nes palaikydavom apie 25 laipsnius šilumos bute, todėl ir kaina būdavo tokia brangi. Na, aišku, tas dujas ne vien šildymas, bet dar ir maistas, taip pat ir vanduo. Džiaugiuosi, kad išdrįsau pasitikėti vyru, parduoti namus ir daryti tokias didelės permainas. 2026 metai, Liepos 23. Paskutinis iki šiaip dar pasibuvom su draugais, valgėm šašlykų įsikepę. O jau pas notarą Liepos 30 dieną ir viskas jau priklausys nebe mum. Tai dar kartą galiu parodyti, kaip čia šiai akimirkai atrodo ir ką paliekam naujam savininkam. Taigi, čia toks buvo vonios kambarys su skalbimo mašina, o kriauklė taip ir buvo nepajungta. Tai va, pasijungs naujieji šeimininkai. Ir į antrą aukštą pakabinami krėslai, juos paliekam su staliuku, kaip ir pirmam aukšte viską paliekam, visą virtuvę ir vonios kambarį. Tai va taip. O jei klausimai iškyla, ar mums negaila čia parduoti, iš dalies ir gaila, aišku, savęs daug čia. Daug laiko praleidom, daug savęs atidavėm energijos, galėjom ir dar daugiau pasidaryti, bet tiesiog supratom, kad čia viskas yra ne mum. Nors ir buvo planuota nuomot ar apsigyvent, bet supratom, kad norim arčiau Šiaulių. Šiauliuose sekasi gyventi, šalia Šiaulių sekas gyventi puikiai, o čia atvažiuojam tik nupjauti žolės, nieką žiūrim daugiau nesidarom, todėl ir pardavėm. Tik įdėjom skelbimą, įdėjau į Facebooką. Naktį, rytą pradėjo rašyti žmonės, kad domina ir vakare atvažiavo ir užsirezervavo. Taigi va taip pat laukiam pas notarą dabar tiesiog to laiko. Buvau pradėjus ir stalą, kaip čia su kėdutėm renovuoti, bet taip ir nepabaigiau. Visi metai tiesiog stovi, nieko nedaromas. Vaizdas štai toks lauke. Parduodam ir su kubiliuku, o mes važiuojam namuko. Čia rūsys, kurį galvojam, taip pat susitvarkysim. Medinis pagrindinis pastatukas, kuriam galvojam, galbūt apsigyvensim. Ir štai ten daržinė, kur galvojam darytis kažką, pasistatyti techniką, bet tai vienaip galvojam, kitaip nusprendėm. Vis dėlto pardavėm sodybą. Šitas video truko daugiau nei 2 metai. Galvojau, tiesiog pasidalinsiu, kaip pardavėm butą. Bet galiausiai nusprendžiau, kad pasidalinsiu kartu ir kaip parduosim molinuką, nes jau mes tada galvojom, kad jo mes nelaikysim, o šitos pinigus išleisim garažai. Taip pat įsigijom ir naujų draugų. Vis dėlto susidraugavom su tais, kuriem pardavėm savo sodybą. Tai labai faini žmonės ir visiškai negaila. Matom, kaip jie myli tą vietą. Vau, da buvom nuvažiavę šiandien, čia jau po 2 dienų, kai pas notarą buvom, tai vau, ant kiek ten jie myli ją. Tai fantastiška, mes taip tikrai jos nemylėjom. Na ir baigiu čia savo video. Pakomentuokit, paspauskit patinka, pasidalinkit su draugais, jeigu tik norisi. Ir aš nežinau, ar dar kada sugrįšiu YouTube, tai bus matyti. Iki.